Valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena tradiciškai paminėta teatro ir muzikos švente Kelmės dvaro erdvėje. Šventė prasidėjo Kelmės mažojo teatro programa Keliaujantys dangum Čiurlioniui 150. Siekiant pažymėti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-asias gimimo metines, Seimas 2025 metus yra paskelbęs šio kompozitoriaus dailininko metais. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis per 10-metį trukusį kūrybos kelią sukūrė apie 400 muzikos kūrinių. Tuo pat metu vos per 6 metus nutapė daugiau nei 300 paveikslų. Sukūrė nemažai grafikos darbų, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo meninėje fotografijoje. Kelmės mažojo teatro programos Keliaujantys dangum Čiurlioniui 150 režisierė Lina Jankauskaitė Peleckienė. Pristatyta Vytauto didžiojo karo muziejaus kilnojamoji paroda Lietuvos didžioji kunigaikštystė senojoje kartografijoje. Šioje parodoje eksponuojami Vytauto didžiojo karo muziejaus fonduose sukaupti kartografiniai kūriniai, supažindinantis visuomenę su pirmuoju originaliu 1613 metais Amsterdame išleisto Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio Lietuvos didžiojo kunigaikštystės žemėlapių ir kitais žymių 16-18 amžiaus Nyderlandų, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Lenkijos kartografų darbais. Parodą pristačiusi Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė sakė, jog senieji kartografiniai kūriniai iškalbingi Lietuvos istorijos liudytojai ir kultūros dokumentai. Nėra skirti kuriai nors vienai temai. Jie universalūs, juose atsispindi ir gamtos, ir visuomenės reiškinių raida bei dėsningumai. Jų paskirtis ne tik informacinė, bet ir estetinė. Lietuvos istorijai ir lietuviškai kartografijai ypač svarbus Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio rūpesčių ir lėšomis išspausdintas Tomašo Makovskio parengtas ir Heselio Gerico išraižytas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis. Vienas reikšmingiausių Lietuvos kartografijos, istorijos ir kultūros paminklų. Jame detaliai nubrėžtos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ribos, parodytas administracinis teritorinis suskirstymas, gausu istorinių faktų ir kitokios informacijos. Parodoje eksponuojami Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio žemėlapiai, atspindi Lietuvos kartografijos raidą nuo pirmojo specialiai Lietuvai skirto 1595 metais Gerardo Merkatorijaus žemėlapio iki Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos prijungtos prie Rusijos per pirmąjį abiejų tautų respublikos padalijimą. Po parodos pristatymo sveikinimo žodį tarė Kelmės rajono vicemeras Tadas Kasparas. Koncertavo popmuzikos atlikėjas, kūrėjas ir muzikinių projektų dalyvis Evaldas Vaikasas. 21 valandą kartu su viso pasaulio lietuviais kelmiškiai giedojo tautišką giesmę. Šiemet minime 772 Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo metines, kai 1253 m. Liepos 6 dieną Mindaugas karūnuotas Lietuvos karaliumi. Gegužės paskutinį šeštadienį Tytuvėnai kvietė į tradicinę Tytuvėnų miesto šventę Tytuvą. Tai šventė, kada miestas tampa gyvybės, muzikos, kūrybos ir šypsenų centru. Tytuvo šventė yra vienas laukiamiausių metų renginių, sako Tytuvėnų kultūros centro režisierė Andrėja Stulginskienė. Šių metų šventės programoje dviračių žygiai, koncertai, edukacijos, mugė, pramogos ir bendrystė. Viena iš šventės tradicijų iškilminga eisena nuo Tytuvėnų miesto centrinės aikštės iki Bridvaišio ežero pakrantės. Eiseną lydėjo Kauno technologijos universiteto pučiamųjų instrumentų ansamblis, vadovaujamas Raimundo Arnašiaus. Andrėja pasakoja,
jog pirmoji Tytuvos šventė buvo suorganizuota prieš 38 metus. Geriausiai Tytuvos šventės ištakas prisimena režisierius Algimantas Armonas. Jis pasakojo, jog 1985 metais pradėjo dirbti tuometinėje Turpių įmonėje, kuriai vadovavo Sigitas Baleišis. Su juo ir pradėjome brandinti šios šventės idėją. Direktorius rūpinosi ūkiniais finansiniais reikalais, aš kūriau šventės meninę programą. Pirmosiuose šventėse ant Brydvaišio ežero pastatytoje scenoje vyko teatro festivaliai. Aldutis Prapuolenis ežere organizuodavo vandens sporto šakų varžybas. Vykdavo koncertai, didesnės ar mažesnės mugės. Laikas bėgo, keitėsi renginio turinys, forma bei jos organizatoriai. Vėliau Tytuvos šventės organizavimo estafetę perėmė Tytuvėnų kultūros centras, miesto seniūnija bei kiti partneriai. Organizatoriai sako, jog šventės atmosfera jau nuo pat pradžių alsavo vienybė ir pasididžiavimo. Dienos metu Tytuvėnų kultūros centro, Tytuvėnų gimnazijos menų skyriaus, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos ir kitų kolektyvų pasirodymai sukūrė šventę. Skambėjo dainos, vyko šokiai, kūrėsi istorijos. Ir penktasis numeris, kuris gauna medų, yra 098. Jei nemiegotų, galėtume bristi žvaigždėm, klausytis kaip kaupas rasa, lauko žolė. Pagrindiniu kultūriniu akcentu tapo Brydvaišio piliakalnio papėdėje įvykusi premjera. Spektaklis Liudvikėlio kerštas antras sezonas, režisuotas Andrėjos Stulginskienės. Tai nebuvo tik vaidinimas, tai buvo emocijų, kūrybos ir žmogiško artumo pliūpsnis. Režisieriai žodžiais tai buvo bendrystės spektaklis, kuriame svarbiausias vaidmuo teko ne tik aktoriams, bet ir kiekvienam savanoriui, siuvėjai, muzikantui, net aktoriai vištai. Ir žinoma žiūrovams. Scenoje pasirodė nauji ir seni kūrybiniai veidai, nuo vaikų iki senjorų, šeimininių duetų ir kolektyvų. Tai buvo gyvas įrodymas, kad kultūra gimsta iš meilės savo kraštui. Vakarop Tytuvėnų scena virto tikru koncertų centru. Šokiai tęsėsi iki sutemų, o žiūrovų ovacijos netilo. Tytuva tai daugiau nei šventė. Tai miestelio pulsas, jo kvėpavimas, jo veidas. Dėkojame visiems rėmėjams, prisidėjusiems prie šios ypatingos dienos įgyvendinimo, sako šventės organizatoriai. Braižioti po laiką, tokiu šūkiu menininkus ir lankytojus šiemet pasitiko šventės, kuriame Liepos 6-11 dienomis vyko didžiausias Žemaitijoje akvarelės pleneras, meninės kalvystės ir šamotų skulptūrų kūrybos stovykla festivalis Užventis Mene 16 2025. Kalvystės plenerai čia pradėti rengti šviesios atminties Lietuvos kalvių kalvio Vytauto Jaručio iniciatyva. Jis kūrybinė veikla Užventyje subūrė geriausius Lietuvos meninės kalvystės meistrus. Kūrybinių stovyklų organizatoriai, Užvenčio dvaro malūnų savininkai, viešosios įstaigos Užvenčio Pegasas įkūrėjai Alvydas ir Milda Knyzeliai sako, jog 2009 metais Užventyje pradėti įgyvendinti kūrybiniai nacionalinio lygmens projektai, remiantis reikšmingiausia etninės kultūros gyvąją tradiciją kryždirbystę, skirti prasmingam sąsajų su Užvenčiu turėjusių Lietuvos šviesuolių įamžinimui. Kūrybinėse stovyklose puoselėjama reikšmingiausia mūsų tautų dailės tradicija – kryždirbystė, sulaukusi UNESCO pripažinimo, kaip pasaulinės reikšmės nematerialios kultūros paveldo reiškinys. Užvenčio kryždirbystės stovyklose kuriami ir grupiniai kalvystės kūriniai, pagal bendrą sumanymą į vieną sujungiami kalvių ir medžių drožėjų sukurti elementai. Užvenčio dvaro sodybos teritorijoje stovi koplytstulpiai su šviesios atminties Vytauto Jaručio kaltomis viršūnėmis. 2014 metais sukurta 11 metrų aukščio kryžių vėtrungė, sudaryta iš 25 kaltų ornamentuotų kryželių saulučių. Tai paminklas kryždirbystei.
2015-aisiais, minint iš Užvenčio krašto kilusio šviesuolio Povilo Višinskio 140-asias gimimo metinės, kalviai įkvėpti Povilo Višinskio kredo Kilk ir kelki Užventį papuošė trimituojančių angelų medžių. – 2016 metais pagerbint iš Užvenčio kilusį akvarelės meistrą Eduardą Rubonavičių, prie Ventos pastatytas molbertas. – 2017 buvo Užvenčiai ypatingi savo jubiliejais. Tais metais minėtas Marijos Pečkauskaitės Šatrijos raganos 140 gimtadienis ir Užvenčio vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 480 jubiliejus. Šioms datoms įamžinti sukurtas medinis kryžius, apvainikuotas 13 žymiausių Lietuvos kalvių kaltais kryžiais. 2018 metais kalviai savo kūrinį skyrė Lietuvos šimtmečiui, popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje ir prieš metus amžinybėn iškeliavusiam plenerų sumanytojui Vytautui Jaručiui atminti. Tai 7 metrų aukščio medinis 3 kryžmų kryžius, dekoruotas įvairiais originaliais kalviškais spinduliais, paukšteliais bei kryželiais. 3 kryžmų kryžiai buvo statomi ypatingos reikšmės atveju, kaip nepaprastas pagarbos ženklas. Liaudyje tokie kryžiai buvo vadinami popiežiaus kryžiumi. 2019 metais plenero metu sukurtas 6 metrų aukščio koplytstulpis su Švento Florijono skulptūra, kurią išdrožė iš Kelmės krašto kilęs tautodailininkas medžio drožėjas Adolfas Teresius. Koplytėlė 16 kalvių apkaišė gėlėmis, nes žodį Florijonas išvertus į lietuvių kalbą reiškia žydėti, skleisti žiedus. 2020 metais Ventos salą papuošė 5 metrų aukščio vaistinio augalo šventgaršvės žiedynas. Paminklas skirtas šalies medikams, kovojantiems su COVID pandemija. 2021 metais ant 4 metrų aukščio medinės kolonos prie pat dvaro sukurta vaza su vaistažolėmis. Šį darbą inspiravo 1937 metų prie dvaro darytoje nuotraukoje užfiksuota kolona su gėlių vazonu. 2022 ir 2023 metais prie dvaro Liepų alėjos pastatytos 2 medinės kolonos su gėlėmis. Viena su rožėmis, skirta rašytojos Šatrijos raganos 145 gimimo metinėms ir jos parašytos apysakos sename dvare išleistos prieš 100 metų proga, kita kolona su metalo gėlėmis saulėgrąžomis, įgavusiomis naują prasmę. Kartu su mėlynai geltona Ukrainos vėliava, jos reprezentuoja neblėstančią kovotojų drąsą, viltį ir solidarumą. 2024 metais surengta išskirtinė kryždirbystės paroda Užventis 100 saulių geležinių. Menininkai ir meno mylėtojai Užventyje susitinka jau 16 kartą. Susiburiančius kartu neabejotinai jungia siekis giliau panirti į mūsų vietovės kultūros klodus. Festivalio dalyvius lydi nuolatinis nuoseklus Užvenčio krašto tapatybės tyrinėjimas, naujų kontekstų kūrimas. Žinoma, atsispiriant nuo mūsų krašto šviesuolių, rašytojų Šatrijos raganos, Žemaitės, visuomenės veikėjo Povilo Višinskio, signataro Jono Smilgevičiaus ir kitų. Šiais metais festivalis kvietė Braidžio tipo laiką, šiandienos akimirkoje permąstant Užvenčio krašto kultūrinę atmintį. Norime, kad Užventyje gimę meno kūriniai jaudintų, plėstų suvokimo ribas ir brėžtų naujus horizontus, sako festivalio Užventis mene organizatorė Milda Beločiūtė-Knyzelienė. Festivalio uždarymas prasidėjo Užvenčio Švenčiausiosios Marijos Magdalietės bažnyčios šventoriuje,
kur buvo šventinimui atneštas kalvių kūrinys, 5 metrų ąžuolinis, metaliniais spinduliais vainikuotas jubiliejinis kryžius. Įkvėptas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslo Žemaičių kapinės ir kitų kūrinių dailės motyvų. Festivalį apžvelgė dailėtyrininkas etnologas Vytautas Tumėnas, kuris sakė, jog akvarelininkų darbuose užvenčio gamtos vietovės, kuriuose atsispindi laiko tėkmė. 14 kalvių ir skulptorius Aurimas Šimkus, vadovaujami Lietuvos kalvių kalvio Virgilijaus Mikuckio, kaip kad sakydavo mūsų seneliai, dirbo kryžių. Kryžius skirtas net 3 progoms. Džiaugsmingai šventojo tėvo išrinkimo progai, naujos ir viltingos pontifikato eros pradžiai ir artėjančiam popiežiaus Leono XIV 70 metų jubiliejui. Antroji proga – užvenčio šalelės šviesuoliai. Šiemet minim Lietuvos švietėjo Povilo Višinskio 150-asias gimimo metinės. Taip pat minimos 180-osios rašytojos žemaitės Julijos Beniuševičiūtės Žymantienės gimimo metinės. Ir dar viena išskirtinė užvenčio krašto šviesuoliams data – prieš 155 metus gimė signataras, visuomenės veikėjas Jonas Smilgevičius. Trečioji – kryžius puošiamas spinduliais, skirtais Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osiams gimimo metinėms. Šis kryžius bus pastatytas prie įvažiavimo į užventį nuo Varnių pusės. Kryžius ypatingas, tuo, jog senovėje darydavo kryžius puoštus iš medžio drožto ornamentika, o šis kryžius padabintas kalviška ornamentika, sakė dailėtyrininkas etnologas Vytautas Tumėnas. Kalviškojo projekto vadovas kalvis Virgilijus Mikuckis sakė, jog kryžiai statomi tam tikromis progomis, o tų progų šiais metais sugulė ne viena. Ir visas jas pabandėm sujungti į visumą. Mes stengiamės ir stengsimės visomis savo jėgomis prisidėti prie užvenčio bendruomenės gyvenimo, sakė Virgilijus Mikuckis. Akvarelės projektų vadovas, akvarelės meistras Valdemaras Barakauskas sakė, braidžiojimas po laiką, kiekvienas dailininkas tai suprato savaip ir tai, kaip suprato, pasistengė perduoti spalva, forma, stiliumi. Šamoto skulptūrų projektų vadovė keramikė Irena Šliuželienė dėkojo Knyzelių šeimai už vis naujas idėjas, kurios jau 10 metus keičia užvenčio veidą ir rūpestį stovykloje kuriančiais kūrėjais. Irena Šliuželienė perskaitė šeimos bičiulio žurnalisto, poeto kilusio iš Vaiguvos Eugenijaus Šalčio eilėraštį, kurį poetas sukūrė įkvėptas kuriamos Viliaus ir Irenos Šliuželių skulptūros Medunešis. Žodį tarė ir gražiais menininkų darbais pasidžiaugė Kelmės rajono savivaldybės meras Ildefonsas Petkevičius. Už užvenčio virsmą muziejumi po atviru dangumi dėkojo užvenčio seniūnas Linas Mačernius. Šventas mišias už užventyje kuriančius menininkus aukojo užvenčio klebonas dekanas kunigas Aivaras Jurgilas. Po šventų mišių veiksmas persikėlė į dvaro salikrinę, kur surengta Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto metalo meno ir juvelyrikos programos studentų kūrybos paroda Svoris, papildyta festivalyje 14 menininkų sukurtais akvarelės darbais. Ekspozicijose pristatomi darbai ne tik estetinės formos, bet ir minties sankaupos, atsiradusios iš kruopščių tyrimų, vidinių impulsų ir sąmoningo santykio su medžiaga. Paroda kviečia ne tik žiūrėti, bet ir jausti kūrinio tankį, minties gylį, formą, jos laikyseną, sako Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto metalo meno ir juvelyrikos programos vadovė, parodos kuratorė, docentė Neringa Poškutė Jukumienė. Užvenčio kraštotyros muziejus atvėrė duris jungtiniai Mažeikiškio, kalvio Virgilijaus Mikuckio metalo meno ir Valdemaro Barakausko akvarelės darbų parodai Geležis akvarelė – kalta lieta.
Kalvio ir akvarelininko dialogas kviečia patirti medžiagų amžinybę ir trapumą. Pasak menotyrininkės Jovitos Nalevaikienės, abu menininkus jungia aukščiausia techninė meistrystė bei gilios minties paieškos kūryboje. Ventos upės saloje prie jau bebaigiančių degti Šamoto keramikos skulptūrų perkusininkas Arkadijus Gotesmanas ir Šeiko šokio teatro šokėjai kūrė gyvuosius čiurlioniškus paveikslus. Festivalio uždarymo įspūdingiausias momentas – išdegtų Šamoto skulptūrų išlaisvinimas. Ilzė Emzė Grinberga iš Latvijos sukūrė skulptūrą Žemaičiai. Ilzė Emzė, Latvija. Skulptūra Žemaičiai. Šiauliškiai Irena ir Vilius Šliuželiai skulptūra Medunešis. Irena ir Vilius Šliuželiai. Skulptūra Medunešis. Živilė Bardzilauskaitė Bergins su dukra Domile Ragauskaitė Svirnelienė sukūrė skulptūrą Sielos gausmas. Nuo šio festivalio užventį puošia 16 Šamotų skulptūrų. Tai vienintelis toks skulptūrų parkas Lietuvoje. Šamoto skulptūrų parkas užventyje kuriamas nuo 2019 metų. Iš Latvijos keramikų festivalio Jelgavoje į užventį keramikė Irena Šliuželienė atsivežė draugus Maritę ir Aleksandrą Djačenko. Taip, 2019 metais Ventos upės saloje buvo pastatytos 2 degimo krosnys, ant kurių iš Šamoto lipdytos ir vėliau tose krosnyse išdegtos skulptūros. Vilius ir Irena Šliuželiai savo kūrinį pavadino Ventos lelija, latviai Maritė ir Aleksandras Djačenko sukūrė sūkurį, kurį pavadino Ventos valsiu. – 2020-aisiais keramikai Vilius ir Irena Šliuželiai išdegė skulptūrą Venta iš užvenčio, o latviai Maritė ir Aleksandras Djačenko skulptūrą Keltininkas.
2021 metais atsirado skulptūra kupole, kurią kūrė Šliuželiai, ir skulptūra Maitakė, šaukantis grybas, kurį kūrė Latvė Ilzė Emsė Grinberga. – 2022 metais keramikai Vilius ir Irena Šliuželiai, o taip pat Ilzė Emsė Grinbergas sukūrė keramikos žibintus Sargas ir Mamatės turtai. Rašytojos Šatrijos raganos parašytos apysakos Sename dvare išleistos prieš 100 metų progai. – 2023 metais atidengta Viliaus ir Irenos Šliuželių skulptūra Tik neapleisk gėlių darželio. Tai rožės pumpuras, kurio viršūnėje užventiškių rankų atspaudai. Ir Ilzės Emsės Grinbergos šiluma, simbolizuojanti mamos megztą pirštinę su išmegztais rašytojo Šatrijos raganos mylėtų rožių simboliais. – 2024 metais šamoto meistrė Tina Kaljustė iš Estijos sukūrė skulptūrą Elupų – gyvybės medis. Živilė Bardzilauskaitė Bergins su dukra Domile Ragauskaitė Svirnelienė sukūrė skulptūrą Sename dvare. Keramikai Vilius ir Irena Šliuželiai pristatė skulptūrą Viltis. Šiais metais festivalį organizavo viešoji įstaiga Užvenčio Pegasas, globojo Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.